knyga tikrai įdomi, nes aš ją pradėjau skaityti ir faktiškai patraukė kaip romanas. Skaitai kaip romaną, nors tai yra, aišku, psichologijos knyga ir patarimai moteriai, kaip, sakykime, išeiti iš tos situacijos, kai jinai yra per daug priklausoma, sakykime, nuo vyrų, aukoja save vyrui ir panašiai ir panašiai. Tai yra aprašytos įvairios situacijos, kurios yra labai įdomu paskaityti ir aš manau, ne viena moteris suras, kad būtent ir jinai taip elgėsi. Ir taip pat, kas yra labai naudinga, tai patarimai, kaip išeiti iš tos situacijos. Ir kas yra labai gerai, kad taip pat knygos gale yra pateikiami, sakykime, bent jau pagrindiniai centrai Lietuvoje, į kurios galėtų kreiptis moteris pagalbos. Nes vien perskaičius tos knygos tu savo problemos neišspręsi, bet matyt, jie perskaitę suprasi, kad tau yra būtina pagalba kažkokių organizacijų ar socialinių darbuotojų ar psichologų ir tik, kad jų pagalba tu gali išeiti iš tos situacijos, kur yra. Tai aš manau, kad tai yra labai naudinga knyga. Tiek moteriams, tiek galbūt ir vyrams irgi būtų gerai ją paskaityti. Šeima tai yra dviejų asmenų, vyras ir moteris, ne? Ir ne vien nuo moters, jos apsisprendimo keisti viskas priklauso. Tai jeigu mes, sakykime, norim tokiu atveju čia kaip ir išsaugoti šeimą, tai jeigu mes ją norim išsaugoti tuos santykius, tai turi kreiptis pagalbos abu, o ne vienas. Tai vienas nieko neišspręs. Žinokit, man atrodo, kad tai yra įvairi amžiaus grupė, nes ir istorijos yra ir jaunų merginų, ir pagyvenusių moterų, 67, man atrodo, ten 70 metų moterų yra ir 25, taip kad gali paskaityti. Tikrai skaitosi lengvai ir įdomu.